Kiek galima tą vandenį nešioti? Žalia nedžiovinta mediena su natūraliu drėgnumu gali būti iki 30–50% drėgnumo. Esant 50% medžiagos drėgniui, joje esantis vandens kiekis yra 33,3%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad viename kilograme yra 333 gramai vandens. Na, o jeigu būtų 100% medžiagos drėgnis, tai net pusė kiekio joje sudaro vanduo. Drėgna mediena ne tik, kad turi papildomai daug svorio, bet džiūdama ji deformuojasi, traukiasi. Todėl visai neblogai būtų pasimatuoti, koks yra medžiagos drėgnis. Ir tai mes galime atlikti su medžiagos drėgnumo matuokliais, kitaip lietuviškai vadinamais drėgmėmačiais. Su savimi aš turiu du drėgmėmačius, tai yra Bosch drėgnumo medžiagų matuokliai. Vienas iš jų yra kontaktinis GMP2-15 ir kitas yra bekontaktis GMM1-15. Ir pradėsiu apžvalgą nuo kontaktinio Bosch drėgmėmačio GMP2-15. Šis drėgmėmatis dirba varžos principu ir matuoja elektrinę varžą tarp smaigų, kuri priklauso nuo pačios medžiagos ir nuo joje esančios drėgmės. Dirbant su mediena labai svarbu, kokia yra aplinkos drėgmė, nes mediena labai greitai įgeria drėgmę ir gali keistis jos matmenys. Ir šis kontaktinis drėgmėmatis savyje turi daviklį, kuris parodo santykinę drėgmę ir aplinkos temperatūrą. Darbams su mediena reikalinga santykinė drėgmė tarp 35 ir 50%. Na ir trumpai apie patį prietaisą. Prietaisas labai paprastai ir intuityviai valdomas, turi keletą mygtukų. Vienas mygtukas yra įjungti, išjungti ir grįžti meniu, kitas įeiti į funkcijas ir trečias multifunkcinis mygtukas, su kuriuo judama per funkcijas. Labai aiškus ir informatyvus spalvotas ekranas su ribinėmis reikšmėmis, lietuvių kalba, pilnas matuojamas medžiagos pavadinimas. Medžiagų medienos galima pasirinkti iš 37, statybinių medžiagų yra net 10. Kontaktai yra apsaugoti magnetiniu dangteliu, kurį galima labai paprastai uždėti ant galiuko ir jis niekur nepasimes. Prietaisas dirba nuo -20 iki +50 temperatūros. Matuoja su ±1% paklaida. Dirba nuo 2 maitinimo šaltinių, šiuo atveju yra įdėtos 2 AA baterijos, kurios dirba iki 40 darbo valandų, arba galite naudoti Bosch pakraunamą ličio jonų 1 ampervalandės akumuliatorių, kuris dirba iki 25 darbo valandų. Korpusas gumuotas, stiprus, IP klasė 65 nuo vandens ir dulkių. Kas yra labai puiku, kad prieš kiekvieną matavimą prietaisas pats susikalibruoja, todėl reikšmės visą laiką bus tikslios. Iš trūkumų galėčiau paminėti, kad prietaisas vis tiek yra skirtas medienos drėgnumo matavimams, statybinės medžiagos matuojamas tik apytiksliai, galima sakyti dėl savęs. Na ir taip pat nėra bevėlio ar kitokio duomenų saugojimo būdo. Atliekant matavimus būtina žiūrėti, kokia yra medienos plaušo kryptis. Ir matuojant mes negalime matuoti pagal medienos plaušo kryptį, turime matuoti skersai ir būtų gerai, kad statmenai plaušui. Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį, kad medienos galai dažniausiai būna daugiau išdžiūvę, todėl gerai būtų, jeigu yra storesnis ruošinys, jeigu ten matuojame statybinę medieną, ją perskelti per pusę ir pamatuoti, kokia drėgmė yra viduje. Na ir jeigu matuojame apvalius ruošinius, tai taip pat apvalų reikėtų perskelti ir matuoti, kad būtų medienos plokštuma.
Na ir antras mano turimas prietaisas yra bekontaktis drėgmėmatis GMM1-15. Jau vien iš pavadinimo aišku, kad prietaisas skirtas matuoti bekontakčių būdu medžiagas, kurias mes negalime pažeisti. Prietaisas matuoja elektromagnetiniu būdu iki 3 cm gylio. Todėl būtinai atkreipkite dėmesį, kokio storio medžiagą matuojate. Jei medžiagos storis yra daugiau nei 3 cm, tai galite nekreipti dėmesio, tačiau jei matuojate plonesnius ruošinius, tai tokiu būdu geriausiai būtų matuoti detalę padėjus ant krašto, kad apačioje nebūtų jokios medžiagos, nes kitaip pamatuosit ir žemiau esančios medžiagos drėgnį. Tai padedam ant krašto, uždedam drėgmėmatį ir gauname reikšmes. Pats prietaisas turi lygiai tokias pat funkcijas kaip ir kontaktinis drėgmėmatis, tvirtas korpusas, LCD ekranas, visos tos pačios reikšmės. Ką galėčiau išskirti, kad drėgmėmatis turi savyje garsinį signalą, jeigu jau viršyje nustatytos medžiagos drėgmės maksimalią ribą, tai prietaisas pradeda pypsėti. Na ir kas dar yra, kad prietaisas fiksuoja prieš tai 2 reikšmės, tai mes galime matyti ekrane 2 prieš tai matuotas reikšmės ir dabar matuojama ir taip galime išsivesti savo vidurkį. Na ir trumpai pabandysiu palyginti šios 2 drėgmėmačius, kokie yra skirtumai parodymų. Taigi, pirmąją lentelę mes turime eglę, užsistatome ant prietaiso, kad rodytų eglę ir matuoju. Eglė rodo yra 12,6 procento ir jau klykia, kad tai yra jau per drėgna. Antra lentelė yra pušis. Užsistatau pušį ir žiūrim, ką rodo pušis. Pušis 6 procentai. Visos lentelės yra stovėjusios toj pačioj aplinkoj, toj pačioj drėgmėj. Tai nuo to niekas nepriklauso. Toliau trečia medžiaga yra maumedis. Taigi, užsistatau maumedį ir matuoju, ką rodo maumedis. 7,2 procento. Galiu, pavyzdžiui, užsifiksuoti. Man rodo 7,6. 7,4 ir matau dar trečią reikšmę. Ketvirta lentelė yra ąžuolas. Taigi, ąžuolą nusistatau. Ąžuolą man rodo 9,3 procento. Penkta lentelė yra bukas. Nusistatau buką, žiūrim. 5,7 procento. Šešta lentelė uosis. Uosi rodo 7,5 procento. Na ir kelias turim statybinės medžiagas. Užsistatysime gipsą. Gipsas pas mane yra čia, 7. Gipsą irgi nieko nerodo, visiškai sausis, reiškia yra 0. Ir gipskartonio plokštė. Žiūrėkim, ką rodys. 7,2 procento. Jinai jau yra drėgna. Ir pradėkim matuoti su kontaktiniu drėgmėmačiu. Pirma lentelė eglė. Užsistatau ant prietaiso eglę. Matuojame.
9,3%. Antra lentelė yra pušis. 7,4%. Trečia lentelė maumedis. 7,5. Ketvirta lentelė ąžuolas. 6,7%. Taip, penkta lentelė yra bukas. Taip, statom buką. 6,3. Šešta lentelė yra uosis. 6,3. Užsistatom uosį ir matuojam. 7,9%. Taip, septinta gipsas. Taip pat 0. Ir aštunta lentelė yra gipskartanio plokštė. Jau su kontaktiniu praktiškai nieko nerodo. Kai su be kontakčių mums rodė per didelį drėgnumą. Na ir apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad man pačiam labiau patiko darbas su bekontakčių drėgmėmačiu. Neaišku, nereikia nieko badyti, reikšmės parodomas akimirksniu, garsinis signalas. Na, paklaida yra didesnė, tačiau čia jau jūsų pasirinkimas, ko jums reikia. Perkame statybinę medieną, perkame malkas, pradedame darbus su mediena. Pasimatuokime, kokia jų drėgmė ir tada žinosime, su kuo mes turime reikalą. Taigi, ačiū už dėmesį, jei patiko spausk like ir ate!